Šiandien noriu užsisamplinti tokį sintezatoriaus garsą, kur vietoj oscillatoriaus yra tik tai triukšmas, bet su rezonuojančiu filtru. Ir tada jį taip gali suderinti ir susijęti su grojamom natom, kad iš principo kaip ir grotum natą, bet jinai yra padaryta iš tos prafiltruoto triukšmo. Užsamplintas ne taip gal gražiai skamba kaip tiesiai iš sintiko, bet ten uždėsim reverbą, dilėjaus ir bus gal gerai. Lyg tai visai neblogai išėjo, man rodos, kad padeda tas šnipštimas biškį užpildyti erdvę, nes su tokia problema kaip ir kovoju, kad tam saliniam projekte čia būgnai viskas fake, tokia kaip ir būgnų mašina, nors iš šitų tikrų padaryti samplai. Ten bosas su sintiku, sintikas su sintiku, ir gitara ir gal kažkoks vokalas atsiras. Ir kažkaip be tų tikrų būgnų labai sunku išgauti tokį pilną ir tokį, nežinau, exciting skambesį. Tai tiesiog dabar einu per visus dainų projektus ir visam dainam pridedu po tokį treką, kažką sumaigau. Kadangi tokia pusiau tik tai melodinis instrumentas, tai kažkaip galima taip gana laisvai pažiūrėti tai, ką jisai ten groja, bet nežinau. Pabaigai dar būtų gerai prisiminti, ko šitai gitarai trūksta iki užbaigimo. Man rodos, kad visai nedaug. Tai pabandysiu gal įtaisyti ėmėjus ar kažką. Nebaisiai daug pasistumėjau, bet ėmėjus pritaisiau. Šiaip planavau juos tiesiog prijungti kiekvieną į savo atskirą outputą ir daugiau jokios elektronikos nedaryti, tai gal taip ir pabandysiu. Tada bus įdomu pabandyti tokį stereo variantą, vienas nuėmėjęs per vieną kubą, kitas per kitą. Bet dar liko čia vis tiek tiltelį įtaisyti ir čia kažką gal tokį Bixby gal pritaikysiu nuo kitos gitaros, gal bus įdomiau. Tai šiandien turbūt tiek. Tai turiu maždaug 8 tokias dainų, tokius projektus, kai kurios labiau jau išvystytas, kai kurios mažiau. Tik viena yra, kur tokių rimtesnių abejonių kelia, bet man rodos ne pati daina lieva, tiesiog dar patį arrangementą visų aplink gitarą ir vokalą esančių instrumentų reikėtų dar pagalvoti, kas ten geriausiai tiktų. Tai šiaip visose yra ką tobulinti ir ką vystyti ir prie ko dirbti, bet kartu dabar čia išeina, pažiūrėjau taip apie 30 minučių, idealiu atveju, aišku, būtų kem 5,
Šiaip gal pakaktų tiesiog dar porą dainų sudžiamint kokių nors, kurios būtų tokios visai nieko. Tada būtų iš viso 10, kažkas apie 3-5 minučių, toks kaip ir visai tinkamas setas ir gyvai grot. Būtų šiaip smagiau dirbti, turint visą jau tą tariamą apimtį. Šiaip pastaruoju metu taip visai sparčiai pajudėjau ir kažkaip tos idėjos tokios atrodo, gal ne kažkokios labai ten super įdomios, bet kur galiu nekrindžindamas bent jau kol kas jų klausytis, tai gal ir šiandien pabandysiu biškai kažką padžiamint, bet tik tai biškai nerimą kelia tai, kad paprastai geros dainos išeina tada, kai šiaip kažką sėdi ir groji for fun, o kai tu pradedi kažką daryti su tą mintim, kad reikia kažką gero sugalvoti, net kad ir kaip besistengtum ten atsipalaiduoti ir nesiparinti dėl to ir panašiai, dažniausiai gaunasi šūdas. Norėjau pabandyti susikelti į sequencerį tuos garsus, ypač būgnų, kuriuos dabar naudoju kompe, ten dėliodamas ten tas dainas, taip, tipo pabandyti, kaip čia gyvai skambėtų ir sintezatorius, ten tos setupint taip, kaip turėtų būti tam jau gyvam variante. Tai su tuo analoginiu mikseriu biškai sunku sureguliuoti viską, kažkaip atrodo, kad gerai, bet paskui, kai įsirašo, tai čia pastebėjau, kad ne tai, kad pastebėjau, tiesiog akivaizdu, kad žiauriai per garsiai sintikus atsukau, taip pač pirmam žemę tiesiog per, neužtenka headroomą, viską žemi dažniai užgožė ir ten būgnų nesigirdė, antram biškai geriau, bet vis tiek biškai gal daugokai dar sintikų. Šiaip kažkaip tie būgnų samplai tai taip biškai prašiau skamba, tarsi negu kompe. Bet aš juos ir padaręs tokius gana švelnius ir kažkaip geriau skamba, kai uždedu dar biškai kokią distortion ant jų. Tai gal patobulinus dar bus biškai geriau, tarkim. O šiaip tai yra tas, kad sunku čia kažkaip kažką gero sudžiamint, man kažkaip geriau sekasi tiesiog net su neprijungta gitara namie atsisėdus, kažkaip ramiau būna ir ten įsigilini kažką ir sugalvoju. Čia tai tipo užsileidi ten tą bitą, bet jis tada toks monotoniškas, tai nežinau, faina pagroti ir pabandyti kažką, bet sukurt dainų tai tokiu būdu kažkaip nelabai man pavyksta. Džiamas buvo nekoks, tai bandau pasistumėti su gitara. Planavau šiaip daryti tiesiog du outputus, kiekvienam nuėmėjui po vieną outputą ir daugiau nieko, bet kažkaip atrodo per daug barbariška. Tai pabandysiu padaryti switchą, vieną bendrą garso, potencijam antrą ir tada outputą. Tai aišku, taip padariau gitarą, kad čia kažkoks medžio gabalas, kur turėtų būti džekas, tai kažkaip jį išgraužti.
pasilitavau elektroniką, daug maž taip kaip norėjau, bet neveikia. Spėju, kad gal šitas potenciometras toks, kur čia tokį seną bandžiau panaudoti, gal kažkaip užsioksidavęs ir arba iš viso sukepęs. Arba kažką blogai sujungiau, nes nežiūrėjau, jokios schemas, taip kiek pats gaudau dariau. Tai viską čia gali būti, bet, liks kitai savaitė šitas klausimas, bent jau matosi, kaip atrodo, tokia kaip akis. Gal visai cool. Dar atsinešiau iš namų šitą Bixby, galvoju, galbūt uždėti. Bent jau lyg ir viskas telpa. Tai gal ir būtų galima. Ar nuo to gitara bus geresnė ar blogesnė, tai kitas klausimas. Bet čia tokia vis tiek labiau atsarginė, kažkokiam overdubam padaryti arba kitokį derinimą turėti paruoštą. Tai nežinau. Tai faina buvo padžeminti, susikėlus tos visus naujus garsus į samplerį. Tie soundo ieškojimai kažkiek gal ir atsiperka, skamba visai neblogai, bent jau čia gyvai kambarį ir šitai lievai įrašiau. Šiaip toks nefainas jausmas, kai groja ir kažkokius tokius 100 kartų girdėtus dalykus, iš kurių tikrai nepadarysi jokių naujų dainų. Bet tai būna. Matyt, reikia tiesiog gal kažkaip išsieikvoja visas idėjas ir reikia dabar paklausyti kažkokios įdomios, įkvepiančios muzikos, tokios kur nenuobodu ir patraukia dėmesį. O su gitara biškai pasistumėjau, bet visada viskas žymiai ilgiau trunka, negu tikėsi. Šiaip buvau kažkaip biškai atidėjęs tą projektą, bet dabar bent vėl kažkaip juda į priekį, tai tas gal visai faina. Tai tiek tokia trumpa savaitė. Ir nežinau, noriu valgyti, noriu miego, gal dėl to nieks ir nesigauna gerai šiandien. Tai tais dalykais matyt reikia pasirūpinti.